Labas. Sveiki sugrįžę į kanalą. Šiandien pakalbėsime apie vieną iš svarbiausių snaiperio įrankų dalių Airsoft'e – gylio kostiumą. Aptarsiu, kam jis skirtas, pasidalinsiu keliais patarimais, kaip jį tinkamai naudoti žaidimuose ir žinoma pliusus ir minusus. Pradėkim nuo minusų. Vasara. Ypač vasara tau bus sunkiausia dalis. Ne žiemą, ne rudenį, ne pavasario, o vasara. Nes tau bus labai karšta. Tikėkis daug prakaituot ir nepamiršk, daug vandens reikia pasimti. Gal 4 ar 6 litrus minimum reikia pasimti, jeigu su tokiu giliu siutu judi. Kitas. Tau reikės stipriai prižiūrėti giliuką. Nors ir čia yra Kiki Masenko, kur sako, niekada nesusplyš. Aš turiu kelių atvejų, kai man buvo susplyšę leaves šitie artificials. Tai būtinai prižiūrėk. Gilisiutai yra stipriai sunkus, ypač kaip aš mėgstu vadinti tuos old school, kur paprastai virvutės yra. Aš jų stipriai nemėgėjęs yra, nes stipriai karšta būna, jokios ventiliacijos ir stipriai sunku būna su juo kažkur judėti. Labai sumažint tau judėjimą, bet kai suklaukasi, gali lengviausia judėti, nėra jokių būdų, kurie tau sustabdo. Kitas minusas ir vienas iš svarbiausių, kurių labiausiai gaunu. Tu namuose parsineši žemių, šakelių, lapų, viską, ko įmanoma, net ir vabzdžių. Aš buvau vieną kartą atsinešęs namo erkę, tai buvo mano naujas augintinis. Ilgai negyveno, nuleidau į tuliką. Nesikanto. Pereikime į teigiamą pusę. Visus pliusus, kuriuos aš žinau. Pirmas pliusas, kad tau kūną puikiai gali sulaužyti formą. Nors ir storas esi, nors ir plonas, kaip aš esu, bet vis tiek gali sulaužyti puikiai. Ir kitas dalykas. Gilisiutai yra pats geriausias tavo draugas, jeigu esi snaiperis arba prastai nori būti krūmų. Ką žinau, viskas nuo tavęs yra. Ketvirtas pliusas, kad žmonės paveikia psichologiškai. Gali patikėti, psichologiškai. Nes kai pamato gilisiutą, jie jau žino, kad čia jau pyzdėts jam bus. Kad neturi jokių šansų. Būna baisu eiti per miškus. Tai jie vengia miškus einant ir tu gali miške sėdėti savo su snaiperiu būt ir tai piau, tuk, 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 piau, tuk, tuk, tuk. Ir viskas. Žmonės bijos eiti, nes nežino, kur tu tiksliai būsi. Ir paskutinis ir svarbiausias pliusas yra, kad tu paprastai atrodo kietą laiką. Come on. Aš taip gražiai atrodo, kad net mano mama pasakytų. Sakime į mano patarimus. Vienas iš svarbiausių dalykų, tau reikia žinot, kur reikia tau slėptis. Tau reikia pristaikyti prie gamtos. Tu negali paprastai šokti į viduryje šakų, kur pilna arba mirusių lapų ir su tokiu gilisiutu tikėtis, kad tavęs nepamatys. Ne, tau reikia judėti protingai. Reikia žinot, kur tu eisi iš anksto. Vienas iš svarbiausių dalykų, tau reikia kuo daugiau pristaikyti prie savo kamuflažo. Jeigu esi su green tokiu, eik į krūmus, stovėk prie medžių, jeigu yra jų šakos nuleistos stipriai. Kelias nuotraukas, net vienas teisėjas manęs realiai nematė, turėjau sušvilpti, kad padarytų kietą nuotrauką. Tavo aplinką, nautok žolės, šakas, ką žinau, gal net visą krūmą užsiteis ant nugaras, bet nieks negali būt geriau kaip tikra žolė arba šakos. Tikrutėlė gamta visą tai įveiks visus. Halo screen, leaf strips, viską įveiks, nesvarbu koks savo gilisiutas. Trečias patarimas mano būtų, kad tau svarbiausia yra sulaužyti savo siluetą. Nuo čia iki čia, nes čia yra didžiausias minusas, nes kaip matai, aš atrodau kaip žmogus dabar. Nėra pas mane sulaužyta ar dar kažką. Jeigu nusimčiau, tai iš viso dar labiau matausias. Taigi svarbiausia, sulaužyti savo siluetą, kad kuo mažiau atrodytum kaip žmogus. Lengvesnis būdas ir būna geriausias. Niekada nepirk jokių ten Chinese, AliExpresso tų gilisiutų, kaip ir sakiau, old school, kur paprastai virvutės yra, nes stipriai sunkus, bloga ventiliacija ir daugumą kartų būna prastos kokybės. Geriau imk nuovrėžio gilisiutus, pavyzdžiui, ASCP rudenį žiemai, Everglade for vasarai visą laiką, arba Ember, kuri toks universalus, bet labai daug darbo reikėtų, nes tie balti dalys labai neneutralūs yra.
Arba jeigu labai tingi kažką daryti, arba paprastai neturi noro, paprastai jiems Next Gen Green. Geriausias yra puikiai kamuflažina. Realiai aš zero darbo nedariau ant šito. To paprastai nusipirkau ir naudoju. Vienas iš svarbiausių mano patarimų yra judėk protingai, nebėgiok, nes grinai, jeigu tu pradėsi sprintinti ar daug judesių darysi, paprastai stipriai kvėpuosi, judinsi rankas stipriai, arba pečius, bet ką, tau gilusiutas nieko nepadės, nes visas gilusiutas priklauso nuo tavęs. Visas tikslas yra, kad tau padėtų nors kažkiek būti prie gamtos. Kitas darbas visas yra tau, kad kuo mažiau judėt. Tai video pabaiga, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi supratot, kas yra gilusiutas, koks geriausias, ir mano pliusai ir minusus, ir svarbiausia mano patarimai. Parašykit komentarus kitus klausimus ir mielai atsakysiu.